Dirbdami ten, kur gali susidaryti sprogi aplinka, privalome būti ypač atidus ir griežtai laikyti saugos reikalavimų. Atsiminkite, jų nepaisydami labai rizikuojate savo sveikatą ir gyvybę. Darbai prasideda tik gavus darbų gamtinių dujų aplinkoje vykdymo paskyrą arba užduotį ir išklausus darbų vadovo instruktavimą. Prieš pradėdami darbą įvertinkite riziką. Nedirbkite ir nelipkite į iškasą, jei iškasoje yra vandens. Jeigu nestabilus grunto paviršius, jei iškaso šlaitai įmirkę ir nenaudojamos tinkamos saugos priemonės. Jei iškasa gilesnė nei 1,5 metro ir neįrengti sutvirtinimai. Dirbdami iškasose ar šuliniuose dėvėkite apsauginį antistatinį šalmą. Dėvėkite darbo drabužius, kurie apsaugo nuo statinio krūvio kaupimosi ir galimo liepsnos poveikio. Avėkite kibirkščiavimo nesukeliančią darbo avalynę. Tiek pradedami darbus, tiek jų metu periodiškai tikrinkite dujų koncentraciją. Tinkamai paruoškite ir apsaugokite darbo vietą. Įsitikinkite, kad joje yra gaisro gesinimo priemonės ir pirmosios pagalbos rinkinys. Darbo vieta turi būti pažymėta apsauginė tvorele ir kitais įspėjamaisiais ženklais. Įsitikinkite, kad naudojamos asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės yra tvarkingos. Darbo vietoje negali būti jokių pašalinių žmonių. Įsitikinkite, kad darbo vietoje nerūkoma ir nenaudojama atvira ugnis. Patikrinkite dujokaukių bei žarnų sandarumą, vožtuvus. Dirbdami uždujintose šuliniuose dujokaukių žarnų galus nukreipkite prieš vėją. Įsitikinkite, kad gelbėjimo diržai ir virvės yra tvarkingos. Į šulinį ar iškasą leiskitės tik specialiomis kopėčiomis su guminiais antgaliais. Dirbdami dujotiekio šulinyje ant dugno pasitieskite guminį kilimėlį. Naudokite specialius kibirkšties nesukeliančius darbo įrankius. Perduokite juos tik iš rankų į rankas arba plastiko taroje. Dirbdami gilesnėse kaip 1,5 metro iškasose ar šuliniuose turėkite paruoštas naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Į šulinį ar iškasą niekada nesileiskite vienas. Apsijuoskite gelbėjimo diržu, prisiriškite gelbėjimo virvę. Darbuotoją visuomet privalo stebėti ir gelbėjimo virves laikyti bent 2 kolegos. Vienas iš jų privalo turėti paruoštą izoliuojamąją dujokaukę, būti su gelbėjimo diržu ir virve. Jei dirbate uždujintame šulinyje, dujokaukę būtina dėvėti. Kiti stebintys kolegos turi būti pasiruošę nedelsiant ištraukti darbuotoją iš uždujintos darbo vietos. Visada atminkime, mūsų saugumas pirmiausiai mūsų pačių rankose. Laikykimės taisyklių.